Vanduo labiausiai paplitęs junginys. Žemės vandeninis apvalkalas hidrosfera sudaro 71% mūsų planetos paviršiaus. Taip pat vanduo sudaro apie 70% ir žmogaus organizmo. Jis garantuoja pagrindinės organizmo funkcijas. Todėl akivaizdu, kad vanduo mums yra būtinas, ypač mineralinis, kuris laikomas aukščiausios kategorijos vandeniu. Ypač tiems, kurie daug sportuoja, patiria stresą, nes taip netenkama mineralų. Mineralinis vanduo tai yra natūralus, gamtinis iš gelmių, kuris yra išgaunamas, prisilaikant griežtų reikalavimų, kad jisai būtų saugus ir kokybiškas. Tai bet pagrinde, aišku, mineralinį vanduo irgi negalima, kad visose šalyse jis yra vienodas. Pavyzdžiui, Kaukaze yra vienokie mineraliniai vandenys, Lietuvoje yra kitokie, jie yra skirtingi savo sudėtimi, tarkim, cheminė sudėtimi, jie pagal mineralų skaičių skiriasi viena kita, taip kad jų yra įvairovė labai didelė. Jeigu taip kalbant iš mūsų pozicijų gydytojų dietologų, tai mes visada rekomenduojam šviežią maistą, tas, kuris aplink tave auga, ar ne, 300–500 km, galbūt geriausias būtų ir lietuviškas vanduo, nes mes čia augę, čia gimę, čia mūsų aplinka, čia mūsų oras, čia reikėjo turbūt milijonus metų, kad susiformuotų tokie fermentai, kad virškintų tą maistą tokį, o ne kitokį. Lietuva garsi savo požeminiais šaltiniais, o jų įvairovė, kokią turime mes, gali pasigirti tik reta šalis. Taip pat lietuviškame vandenyje yra visas spektras mineralinių medžiagų. Lietuvoje pilstomi natūralūs mineraliniai vandenys yra oficialiai pripažinti ES, kaip ir visi kiti ES pilstomi vandenys. O kainų skirtumai tarp įvežtinio ir lietuviško mineralinio vandens susidaro daugiausia dėl transportavimo ir tarpininkų kaštų, o ne dėl produkto kokybės. Maždaug 80% mūsų šalyje parduodamo mineralinio vandens yra lietuviškas. Tyrimai rodo, kad vartotojai ypač vertina Birštono šaltinių vandenį. Vienas jų legendinis mineralinis vanduo Vytautas. Jis unikalus, visiškai natūralus, jau beveik 90 metų išgaunamas iš švariųjų Birštono gręžinių, kurie apsaugoti nuo bet kokios taršos. Iš visų Baltijos šalyse išgaunamų vandenų Vytautas turi daugiausia naudingųjų mineralų. Jame gausu visko, kas būtina sveikam organizmui – kalio, natrio, magnio, kalcio, sulfatų. Tai labiausiai moksliškai ištirtas lietuviškas mineralinis vanduo. Žmonėms mėgstantiems daug ir skaniai pavalgyti rekomenduojama mineralinį vandenį gerti prieš valgį. Jis padės virškinimo procesui. Tai ypač aktualu per šventes, kai skrandį apkrauname gausiu ir įvairiu maistu. Vytautas gali būti nepakeičiamas mineralų šaltinis sportuojantiems, patiriantiems daug streso žmonėms. Norintiems šiek tiek mažiau mineralinių medžiagų turinčio vandens puikiausiai tiks birutė. Jis skirta mėgstantiems ne taip stipriai išreikštą skonį. Tačiau tai irgi daug mineralinių medžiagų turintis natūralus mineralinis vanduo. Tiems, kas mėgsta mineralinį be skonio, galima rekomenduoti Akvilę. Tai mažos mineralizacijos vanduo skiriamas daugiau atstatyti skysčių balansą, numalšinti troškulį. Visi šie vandenys ne tik malšina troškulį, bet ir pačiu natūraliausiu būdu stiprina sveikatą.